Labadiena, Lietuvos ryto televizija rodo artėjančių savivaldos rinkimų debatus ir šiandieną rinkėjams prisistato kandidatai į Vilniaus miesto tarybą, kurių čia labai didelis ir gausus būrys, 13 partijų iš viso siekia patekti į miesto tarybą. Pristatysiu visas partijas. Sąrašo numeris 2 Lietuvos socialdemokratų partija, kurią atstovauja Gintatas Paluckas. Sveiki. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, prelegentas Mykolas Majauskas, sąrašo numeris 3. Labadiena. Tautininkų sąjunga. Ją atstovauja Audrius Rudys, 6 sąrašo numeris. Sveiki. Sveiki. Politinė partija Lietuvos sąrašas, prelegentas Darius Kuolys, sąrašo numeris 9. Sveiki. Lietuvos laisvės sąjunga liberalai, atstovauja Artūras Zuokas, sąrašo numeris 11. Sveiki. Lietuvos žaliųjų partija, prelegentė Indrė Kleinaitė, sąrašo numeris 12. Sveiki. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, prelegentė Virginija Vingrienė, sąrašo numeris 13. Labadiena. Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų alijanso koalicija, Valdemaro Tomaševskio blokas, kurį atstovauja Jaroslav Kaminski, 14 sąrašo numeris. Sąrašo numeris 20, darbo partija, Jonas Pinskus atstovas. Labadiena. Lietuvos liaudės partija, prelegentas Vitalijus Balkus, 22 sąrašo numeris. Labadiena. Partija Tvarka ir teisingumas, kurią atstovauja Petras Gražulis, sąrašo numeris 25. Labadiena. Ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, prelegentas Remigijus Šimašius, sąrašo numeris 26. Sveiki, gyvi. Taigi pradėkime nuo tradicinio klausimo. Pristatykite save, savo partiją, jos sąrašą ir kodėl rinkėjai turėtų būtent už jūs balsuoti. Lietuvos socialdemokratų partija, Gintautas Paluckas. Už Lietuvos socialdemokratų partiją dėrėtų pirmiausiai balsuoti todėl, kad mes į Vilniaus savivaldybę ateiname gelbėdami kai kurias savivaldybės funkcijas nuo privatizavimo. Tai yra darželių privatizavimo sistemos, tai yra viešo transporto sistemos privatizavimo ir neformalio ugdymo privatizavimo. Lygiai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad mes su vyriausybė esame pasiruošę stabilizuoti savivaldybės finansinę padėtį ir, kas yra nemažai svarbu, mes pasiruošę pakreipti investicijų srautą iš tikrai šauniai išpuošto miesto centro į nutolusius mikrorajonus. Tai yra Justiniškės, Šeškinė, Naujojo Vilniė, Grigiškės ir taip toliau. Mūsų sąrašas iš tikrųjų yra atsinaujinęs ir atsijauninęs, pasipildęs administracinės ir valstybės valdymo patirties sukaupusiais jaunais žmonėmis. Mūsų sąraše net 4 viceministrai, taip pat premjero patarėjai, tai kai kurie iš jų šiandien mane ir remia, tai yra Marius Karupskas ir Auksė Kontribinė. Ir aš tikrai kviečiu rinktis socialdemokratus. Ačiū. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Mykolas Majauskas. Labadiena. Tai mes, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, esame stipriausia politinė jėga Vilniuje. Mes laimėjome Vilniuje Seimo rinkimus, laimėjome Vilniuje neseniai vykusius Europarlamento rinkimus. Jaučiame pareigą ir atsakomybę ginti Vilniečių interesus ir rimtai nusiteikę ir Vilniaus savivaldos rinkimuose. Nes atėjo metas permainų. Atėjo metas ginti Vilniečių interesus ir išgelbėti Vilnių nuo bankroto, sutvarkyti Vilniaus savivaldybės įmonės, išvalyti jas nuo korupcijos. Bet svarbiausia, atėjo metas atsisveikinti su Rubikonu, kuris yra užvaldęs Vilniaus miestą, užvaldęs šilumos ūkį ir, cituojant Dalią Grybauskaitę, prezidentė plėšia Lietuvos gyventojus lygiai taip pat kaip ir plėšia Gazpromas. Dėl metas atsisveikinti su Rubikonu ir mes esame pasiruošę tai padaryti. Tačiau svarbiausia yra pakeisti Vilniaus prioritetus ir skirti pagrindinį dėmesį mažiesiems vilniečiams, ką mes, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, esame ir pasiruošę padaryti. Ačiū. Tautininkų sąjunga, Audrius Rudys, prašau. Mes siūlom šiek tiek kitokius akcentus, lyginant su dauguma pretendentų. Pirmiausia, mes sieksime lietuvybės išsaugojimo ir stiprinimo Vilniaus mieste. Antras labai svarbus dalykas - tai švietimo būklės keitimas. Reikia panaikinti tą situaciją, kuri yra dabar, kai vienos mokyklos pustuštės, kitos perkrautos ir taip pat yra didelis lietuvių tėvų eilės į darželius. Energetikoje turim kietą poziciją, jokio pratęsimo sutarties su Rubikono grupės proteguojama Vilniaus energija. Savivaldos efektyvumo prasme mes pasisakome už naudos ir sąnaudų analizę ir praktiškai tai, ko gero, labai nepatinka dabartiniai valdžiai. Ir svarbus dalykas,
nenumatom dalyvauti jokiose koalicijose su Lenkų Lietuvoje rinkimų akcija, kurią laikome antivalstybinė politinė jėga. Dėkoju. Lietuvos sąrašas kultūros žmonių, mokslininkų, visuomenininkų, politinis judėjimas siūlo Vilniui esminę alternatyvą. Realią tikrą piliečių savivaldą, išskaidrint Vilniaus santykius ir keist dabartinį Vilniaus valdymą kaip neskaidrų uždaros akcinės bendrovės į piliečių bendruomenės gyvenimą, viešą, savivaldą pagrįstą. Mes taip pat siūlom iš esmės pertvarkyti komunalinį ūkį, atiduoti jį į vilniečių rankas, steigt nepelno įmonę remiantis Vokietijos, Skandinavijos pavyzdžiais ir neleisti vilniečiams iš tikrųjų toliau nešti baudžiavos jungo. Mes taip pat raginam atsigręžti į nutilėtą Vilnių, į skurstančius vilniečius, į tą Vilnių, kuris netelpa į viešųjų ryšių, dabartinio mero viešųjų ryšių akcijas, į tuos išvaržomus žmonės, į 200 000 žmonių su negale Vilniuje, į vaikus, į jaunimą. Vilnius turi didžiulį intelektualinį potencialą, tai yra universitetų, akademijų miestas. Ir šitas intelektualinis potencialas nepanaudojamas yra Vilniui kurt. Mes einam su stipria komanda ir aplinkosaugininkų, ir kultūrininkų, už mano nugaros Liutauras Stoškus. Ačiū. Taigi, 9 numeris Lietuvos sąrašas siūlo realią alternatyvą tam, kas dabar mieste vyksta. Darius Kolys kalbėjo, politinė partija Lietuvos sąrašas. Aš jūs gal pristatysiu visą laiką prieš kalbant, jeigu jūs nieko prieš gali. Ačiū. Lietuvos Laisvės sąjunga liberalai, Artūras Zuokas, prašau. Sveiki, mėly Vilniečiai. 11 metais pažadiname Vilnių iš sąstingio, jisai buvo nukritęs prieš tai buvusios kadencijos laikotarpiu. Ir būtent šioje kadencijoje norime skirti patį didžiausią dėmesį, pirmiausia, daugiabučių namų kiemams. Norime, kad pagaliau vilniečiai turėtų parkavimo vietą savo automobiliams, sutvarkyti žalias erdvės šalia namų, taip pat įrengti specialius dviračių terminalus, kad nereikėtų dviračių nešioti savo į viršų ir laikyti savo namuose ar balkone. Taip pat be abejonės norime apšviesti kiemus, nes šiais metais kaip tik pradedame visą Vilniaus miesto apšvietimo pertvarkos sistemą, kuri truks 4 metų. Be abejo, antras prioritetas tai yra viešasis transportas plačiaja prasme, tai yra daugiau negu 100 autobusų naujų. Išvažiuos kitų metų sausio-vasario mėnesį, tai yra konkurso būdu bus parengtas privatus vežėjas. Be abejo, darželiai, dar iki šių metų pabaigos mes turėsime virš 1000 vietų, kur nebereikės tėveliams laukti eilėje. O mūsų komanda 100 žmonių, puikiai patyrusių ir gerų savo srities specialistų. 11 sąrašas Lietuvos Laisvės sąjunga. Ačiū. Lietuvos žaliųjų partija, Indrė Kleinaitė, prašau. Sveiki, aš atstovauju Lietuvos žaliųjų partiją, kuri Lietuvoje yra gan jauna, bet pasaulyje tai yra labai sena ir gilias šaknis ir tradicijas turintis politinis judėjimas. Ir dėl to siūlydami sprendimus Vilniaus miestui mes remsimės tik pačią geriausią užsienio praktiką. Mūsų sąraše dalyvauja patyrę specialistai, patyrę profesionalai, visuomenininkai iš tokių sričių kaip architektai, visuomenininkai, istorikai, ekonomistai, aplinkosaugininkai. Tai yra labai platus sąrašas žmonių, kurie yra reikalingi Vilniuje. Ir norėčiau paminėti trumpai pagrindinę komandą, tai architektas Justas Ingelevičius, ekonomistas Renatas Miškinis, sveikatos specialistė Joana Tamkevičiūtė. Ir mūsų prioritetai Vilniuje tai yra švaresnis ir žalesnis Vilnius, geresnės paslaugos gyventojams ir esame pasiruošę labiau bendradarbiauti su visuomenė ir įtraukti į sprendimų priėmimo procesus, nes mes neturim atsakymų į visus klausimus ir dėl to geriausia yra pasitelkti visuomenę, kad jinai pati galėtų dalyvauti miesto politikos kūrime. Ačiū.